Sveiki. Šioje vaizdo pamokoje parodysiu, kaip prisijungti prie pamokų per Meet programėlę. Parodysiu du variantus. Pirmas variantas, kaip prisijungti naudojant sutartą kodą, reiškia sutartą kažkokią frazę. Ir antras būdas, kaip prisijungti prie pamokos, jeigu jinai yra įvesta Google kalendoriuje. Tai situacija gali skirtis priklausomai nuo mokytojų. Vieni mokytojai pamokas įveda per Google kalendorių, kiti mokytojai tiesiog pasako prisijungimo kodą, tai abu variantai yra tinkami. Tiesiog parodysiu abiem atvejais, kaip sėkmingai prisijungti. Tai jeigu gavote prisijungimo kodą, pavyzdžiui, 3A matematika, taip, matematikos pamokos kodas 3A matematika, tai tuomet jums reiktų nueiti į Google Meet programėlę, tai tą galite padaryti, matot mano ekrane, apps.google.com _meet, arba tiesiog į Google paiešką įvesti Google Meet ir jums ras šį puslapį. Tai šiame puslapyje visų pirma jums reikia prisijungti prie savo Balsių mokyklos paskyros, nes neprisijungus prie paskyros kodas neveiks. Yra apribojimas, kad tie susijungimai Google Meet programėlėje turi, kad juos galėtum pakliūti, reikia prisijungti su Balsių mokyklos paskyra. Jeigu jungsime su kita paskyra, tuomet mus turės patvirtinti. O tai yra pakankamai sudėtinga, kalbant apie būtent šį prisijungimą per kodą, nes administratoriaus šiuo prisijungimo būdu nėra nuolatinio administratoriaus, kuris galėtų tą daryti. Tai visų pirma mes prisijungsime. Štai čia viršų yra mygtukas prisijungti ir dabar mums reikia prisijungti prie Google paskyros. Tarkim, mokinys 10 aš naudosiu paskyrą, jūs naudosit savo vardą pavardę @balsiumokykla.lt. Taip, ir tuomet įvedam slaptažodį. Ir patenkame į Meet programėlės puslapį ir jau esam prisijungę. Štai čia galim pasižiūrėti, su kokia paskyra mes esam prisijungę. Jeigu naudojate kelias paskyras kompiuterį, pasitikrinkit, kad tikrai būtų prisijungta su Balsių mokyklos, o ne kita Google paskyra. Ir tuomet štai čia mes galime pradėti arba prisijungti prie susitikimo, reiškia spaudžiame pliusą ir vedame kodą, kuris buvo sutartas. Tai pavyzdžiui, 3A matematika. Taip, ir spaudžiame tęsti ir tada mus jau prijungs būtent prie šios pamokos. Aišku, reikės pirmus kartus leisti programai naudoti mikrofoną ir kamerą, kur yra jūsų įrenginį. Aš dabar nesijungsiu iki galo, bet jau po to matysite, čia tiesiog prisijungti dabar reikės paspausti, viską sutvarkius ir pakliūsite į vaizdo pamoką. Tai va, kitas būdas nukeliauti į Meet programėlę. Aš dabar atsijungsiu. Gal tiesiog. Tai yra pirmiausia nukeliauti į paštą. Tai prisijungti prie pašto. Vėlgi reikės įvesti prisijungimo slaptažodį. Dabar, kadangi aš esu įvedęs, manęs neprašo. Ir kai prisijungiam prie Google pašto, štai čia yra tokie 9 rutuliukai arba 9 kvadratėliai Google Apps mygtukas. Reiškia aplikacijos Google programėlės. Tai viena iš jų paspaudus ir yra būtent Meet programėlė, štai čia. Ir paspaudus Meet programėlę mes patenkame į tą patį puslapį, kur galime įvesti kodą ir dalyvauti pamokoje. Tai tokie du būdai, galima per paštą ateiti Meet, galima iš karto įvesti Meet Google.com arba apps.google.com/meet ir tokiu būdu prisijungti. Svarbiausia yra tik tai prisijungti su Balsių mokyklos paštu, kad tikrai jūs patektumėte į tą kambarį pokalbių ir galėtumėte dalyvauti. Dabar, jeigu mokytojas pamoką yra įvedęs į Google kalendorių, tai mes prisijungti galime pirmiausia nueidami į Google kalendorių. Taip, o čia tarkim pašte, pasirenkam kalendorius ir dabar susirasim pamoką, kuri yra įvesta į kalendorių, turėtų būti, tarkim, 5B informacinės technologijos įvesta pamoka. Tai aš tiesiog savo kalendoriuje, kaip mokinys, spaudžiu ant šio įvykio ir man iš karto siūlo prisijungti prie Google Meet. Spaudžiu prisijungti ir lygiai taip pat
patenku į pamoką, leidžiu naudoti mikrofoną, kamerą ir taip toliau. Tai va tokie būdai yra prisijungti prie Google Meet programėlės. Tai tikiuosi visi sėkmingai prisijungsite. Gerų pamokų ir geresnių naujųjų metų, negu buvo šie. Iki.